Sveiki, mūsų kanalo Opozicijos televizija žiūrovai. Tęsiame pokalbius prie arbatos su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininku gerbiamu Ramūnu Karbauskiu. Na, o jūs, mėly žiūrovai, kreipiuosi su prašymu. Susiraskit mygtuką su nykščiu pakeltu į viršų, paspauskite jį. Pasikalbėkime pokalbių kambaryje žemiau mūsų laidos įrašo. Pasidalinkite mūsų laidą. Na ir be jokios abejonės prenumeruokite Opozicijos televizijos kanalą. Kągi, malonu jūs matyti, ponas Ramūnai, mūsų studijoje. Ir kągi, griebkime jauti už ragų, kaip sakoma. Iš tikrųjų, dabartinės vyriausybės politika kelia nemažai rūpesčių įvairiose srityse. Bet bene didžiausi skandalai ir skaudžiai atsiliepiantis, ką turbūt iš tikrųjų reikia pabrėžti, skaudžiai atsiliepiantis, ko ne visiems Lietuvos žmonėms, yra energetikos sektorija. Tai čia galima prisiminti ir tą garsėją istoriją, kur paimta beveik 160 milijonų neteisėtai iš Lietuvos žmonių, paimta greitai, grąžinti norima per 15 metų. Ir kaip tik šiandien tą temą norėčiau su jumis ir pasikalbėti. O pradėkime nuo dujų kainų. Jeigu mes prisiminsime praėjusius 23 metus, tai mes turėjom tokią situaciją, kad akcinė bendrovė Ignitis metų pradžioje buvo prisipirkusi labai brangių dujų, po 125 eurus už megavatvalandę. O rinkoje jau antrajam pusmetį kaina buvo viso labo 25 eurai už megavatvalandę. Ir tą skirtumą, kaip jis buvo kompensuojamas, tai dalį jo dengia vyriausybė iš biudžeto, o kitą dalį, mokėdama didesnę kainą, tiesiog sumokėjo Lietuvos vartotojai. Vartotojai aiškiai permokėjo. Ir kaip jūs pakomentuotume tokią situaciją, kad akcinės bendrovės, privačios įmonės, taip reiktų sakyti, nors ir didelė dalim valdoma valstybės, superka dujas pakankamai aukštą kainą, ir kaltų kaip ir nėra. Valstybė kompensuoja, žmonės moka brangiai. Iš valdybos aš negirdėjau, kad ministras būtų pareikalavęs atsakomybės už tokį, sakykime, netinkamą sprendimą, tiesiai šviesiai įvardinkim. Tai karas Ukrainoje po Rusijos agresijos, jisai sukūrė tuos didelius pokyčius kainose, kainos kilo visų praktiškai energetinių resursų. Ir aš labai gerai suprantu, kad įmonės, kai kurios buvo įsigijusios dujas, elektrą ar kažką tai kitą brangiau. Privatus verslas visą tai turėjo dengti iš savo pelno ir pasimdamas kreditus, patirdamas nemažus nuostolius. Čiagi mes turime tokį keistą verslą, Ignitis įmonė, kuri dalinai privatizuota dalyvaujant konservatoriui, netgi ministrui Kreiviui kaip akcininkui. Čia Sauliaus Skvernelio ir Landsbergio matyt sandėris, nes apie tą privatizavimą bendrai verslas praktiškai Lietuvoje nieko nežinojo. Tai keista, kad pasirinkamas variantas, kad nuostolis yra perkeliamas vartotojui. Tai yra, joks privatus verslas to daryti negalėtų. Suprantu, kad šiuo atveju ministras pats arba jo bendrininkai, akcininkai, tai 25% privačių akcininkų, jie matyt nenorėtų išgirsti naujienas, kad įmonė dirba nuostolingai, patirti nuostolius, matyt nori dividendų ir kitaip jų gauti negali. Ar tai teisinga? Ne, be abejo, neteisinga. Ir kitas klausimas, aišku, apie kompetenciją tų žmonių, kurie priima vienus ir kitus sprendimus, tai mes jau senai pastebėm, kad kokybė darbo nuo to, kad yra įmonė privatizuojama dalinai ar neprivatizuota, nelabai priklauso nuo vadybininkų, nuo žmonių, kurie valdo tas įmonės. Tai čia galim tik pastebėti, kad jau ilgą laiką energetikos sektorija dominuoja su Roku Masiuliu susiję asmenys ir praktiškai visos įmonės arba tie projektai virsta skandalais. Tai mes tik tai galim prisiminti ir Mažeikių naftą. Tai yra Mažeikių nafta čia daug anksčiau dar procesas, bet turėjome į Visagino atominę elektrinę tą projektą, kuris virto skandalu, nes jis nebuvo įgyvendintas, bet jam buvo išleisti 100 milijonų litų. Mes galim prisimti SGD terminalą ir suskystintų dujų terminalą, kitaip sakant. Ir čia, aišku, kiekvienas žmogus gali kelti klausimą, kodėl mes turim terminalą dujų, bet kažkodėl tai jis į kainų stabilumą jokio poveikio neturėjo.
Tai šitoje situacijoje vėlgi reikia priminti, kad tas projektas buvo įgyvenintas visiškai neatsižvelgiant į aplinkybės. Tai yra, mes nesugebėjom susitarti su Latvija, mes nesugebėjom susitarti su Estija, mes nesugebėjom susitarti su Lenkija. Išsinuomavom labai didelį terminalą, kuris tikrai ne mūsų rinkai pagal savo apimtis pritaikytas, jis daug didesnis. Mes tada, Lietuva turėjome, tada ignoravo dar amžinatilsį Lubio pasiūlymus, kad tai padarytų verslą už savo pinigus. Po to buvo siūlymai daryti kartu su valstybė privačiam verslui, vėlgi tai buvo ignoruojama. Po to buvo ignoruojamas sprendimas tiesiog pirkti terminalą ir tam gauti Europos paramą. Ir aišku, kad kada mes pradedam žiūrėti, kokiais kaštais mes turim dengti šitą terminalų išlaikymą, tai be abejonių tas terminalas kaip saugiklis stabilizuojant kainas tokiuose šuoliuose, kokie įvyko po karo pradžios, jisai neveikia. Na, jis savo vaidmens netliko, pasakykime taip, tiesiai šviesiai. Prie terminalo mes dar grįšim, bet štai konkretus skaičius. Kaip aš jau minėjau, 23 metais, jūs visiškai teisus, pradžiai dujų kainos buvo sukilusios, Ignitis, nežinau, ar apsidraus norėdamas, ar kitais sumetimais, jis tiesiog padarė verslo požiūrį visiškai nelogišką sprendimą, prisipirko brangių dujų. Iš valstybės biudžeto vyriausybė antram 23 metų pusmečiui gyventojams, kaip jūs labai teisingai pasakėt, verslų niekas nekompensavo, verslas pats brangiai mokėjo Igničiui, kad jisai gautų viršpelnius. Gyventojams vyriausybė skyrė 54 milijonus eurų. Kaip sakant, vyriausybė sumokėjo tiem nelabai vykusiam Igničio vadybininkam, nuo Igničio įmonė 54 milijonus mokesčių mokėtojų pinigų. Tokiu būdu sušvelnindama tą kainų smūgį Lietuvos gyventojams. Bet istorija iš dalies kartojasi ir šiais metais, nes štai praėjusią savaitę, 1 vasario savaitę, ministras Kreivys jisai pareiškė, kad pavasario sesijos metu, pavasario sesija prasidės kovo 11 dieną, jisai teiks įstatymo pataisas, kad būtų galima lanksčiau peržiūrėti dujų kainas. Nes dabar yra tokia tvarka, kad jos yra peržiūriamos arba nuo sausio 1, arba nuo Liepos 1. Bet, gyvenimas juda pakankamai greitai, tos kainos kinta taip pat pakankamai greitai. Ir prognozė dabar, kokią ministras išsakė, tai jeigu viskas vyks sėkmingai, kovo mėnesį įstatymo pataisos bus priimtos, verto vertinimais, dujų kaina nuo balandžio 1 gyventojams mažės 20%, penktadalį. Tai ženkliai. Aišku, labai gerai, bet ką tas rodo? Tas rodo, kad dabar žiemą, kada reikalingas šildymas, kada žmonės daugiau naudoja dujų, realiai jie moka 20% daugiau, negu galėtų mokėti. Tai kas čia per situaciją ir kodėl, sakykime, jeigu iš tikrųjų mes matom, kad rinka yra palanki vartotojams, dujų kaina sumažėjo, tai nejaugi valstybė negali priimti sprendimo, kad štai mes keičiam kainodarą ir tiek. Akivaizdu, kad situacija buvo žinoma ir prieš prasidedant rudens sesijai. Jeigu tas sprendimas būtų priimtas rudens sesijoje, tai tokia atveju žiemos sezonu, kada suvartojimas yra labai didelis, kainos jau būtų kitos. Tiesiog paprasčiausiai akcininkas Igničio, ponas Kreivys, pasirūpino, kad įmonė turėtų didesnį savo pelną. Čia daugiau paaiškinimų kitų nėra, nes logiškai pokyčių rinkoje į drastišką mažėjimą arba į kilimą dujų nebuvo. Kaina yra stabili jau pakankamai ilgą laiką ir tai, ką dabar sako Kreivys, jis galėjo sakyti lygiai taip pat praeitų metų Liepos mėnesį. Bet nesakė būtent dėl to, kad jiems reikėjo pelningo žiemos sezono. Yra akivaizdu, jeigu kas nors bandys teikti priešingai, reikia, kad parodytų, kur tas kainų sviravimas atsitiko per tą laiką, kuris čia dabar leis sumažinti kainas. Neatsitiko, aš žiūrėjau grafiką kainos kitimo, tai sviravimai buvo 23 metų pradžioje. Tai yra paprasčiausiai kvailinimas žmonių, eilinis žmonių apvagimas. Tai yra, reikia pasakyti tiesiai, kad ponas ministras daro tai, kas jam naudinga. Jisai šitai vietai paprasčiausiai negali būti ministru tos srities, nes jisai turi tiesioginį interesą iš sprendimo, kuriuos priiminėja. Reiškia, įstatymų projektas, kuris dabar teiks, jisai susijęs su jo asmeninė nauda. Tai atitinkamai, kokia šaly tai įmanoma, tai Lietuvoje įmanoma, bet normalioje valstybėje tai būtų neįmanoma.
Na, o ta asmeninė nauda, tai jinai tokia labai savotiška, nes čia gal šiek tiek nukrypsim nuo temos, bet aš negaliu nepaminėti šito fakto, nes, na, vėlgi, čia praeitos savaitės pabaigoje paaiškėjo toks naujas faktas, kad ponas Tapinas ėmėsi čekučių Seime jau. Nebe savivaldybėse, bet Seime. Ir vos nesekančią dieną, koks išeina pranešimas. Ministro patarėja Kreivio. Energetikos ministro patarėja informavo, kad Seimo kanceliarijos sąskaita jisai įnešė, ministras Kreivys ir Seimo narys tuo pačiu, viso 18 446 eurus su centais. Na, 18,5 tūkstančio eurų. Tai, na, tas ministro nauda turbūt nėra tokia prasta, jeigu taip lengva ranka, tik tai paskelbus, kad bus kažkas tai nagrinėjama, iš kišenės ištraukiama 19 tūkstančių eurų ir padedama ant stalo. Manau, kad klausimai dėl to, kiek Kreivys turi akcijų Ignityje ir kiek jis iš ten naudos gauna, jie tikriausiai būtų jam patys skaudžiausi. Ir norėdamas išvengti klausimų, jisai bando grąžinti pinigus į Seimo kanceliariją, tuos, kuries išleido būtent savo kitoms išlaidoms, kas, aišku, rodo tokio žmogaus gobšumą didelį, nes kiek aš ten skaičiau, kiek domėjausi, eina kalba apie automobilį, apie remontą, kažką tai tokio. Ir praktiškai žmogus, kuris negauna Seimo nario atlyginimo, nes yra vyriausybės narys ir taip toliau, plus jis yra vėlgi akcininkas visos eilės įmonių, tai gviešėti, ta prasme, paimti pinigus iš mokesčių mokėtojų per Seimo nario išmokas, nu, tai yra minimum negražu, o maksimum tai yra iš tikrųjų nusikalstama, bet kadangi Lietuvoje kropstyti savivaldybių arba valstybės pinigus ir tarybos nariams, čia mes žinom, 2 ministrai grobstė Kaune pinigus savivaldybės, šitas ministras grobstė dabar Seimo pinigus. Nu, ką padarysi, tokia yra valdžia, jie matyt, kad turi tą indulgenciją grobstyti, vogti, ta prasme, daryti ką tik nori, nes sakau, aš niekaip negaliu paaiškinti, savo negaliu paaiškinti, kaip šitas ministras gali likti poste, tame, kuriame jis yra, kad jis įslėpė, kad jis yra Igničio akcininkas, o kad tai tapo žinoma, jis liko poste, priiminės sprendimus, kurie tiesiog liečia Ignitį kaip įmonę. Tai šitoje situacijoje tai yra visiškai nesuvokiama, tai Valstiečių žaliųjų sąjungos laikotarpiu, kada mes valdėm valstybę tos 4 metus, tai tiesiog būtų buvę neįmanoma, niekaip neįmanoma, tiesiog dėl net menamų, netiesioginių kažkokių tai minčių vien apie tai, kad galėtų būti kažkokia nauda vieno ar kito ministro, ten buvo atleidimai visokie ir taip toliau, kas taip, po to pasirodavo. Taip. Kas po to pasirodavo, reiškia, neverta nei trupučio tos situacijos, kurią mes šiandien nagrinėjom. Čia mes tiesiog matom korupciją, politinę korupciją, kuri atvira, kuri tiesiog dengiama yra, reiškia, visų, kas tik tai gali ją dengti. Premjerė, kuri prisikinėjo, kad jinai rūpinsis Lietuvos žmonėmis ir skaidrumu, jinai visiškai spjovė į tai ir klausimas tos, kad šiandienai apie politinį skaidrumą, apie kažkokią politinę kultūrą šitos valdžios šnekėti jau nebeverta, bet grįžtam atgal. Grįžtam. Prie dujų ir prie šitų visų dalykų. Tai iš principo, kaip sakiau, dujų terminalas, jisai lieka viena iš tų Lietuvos bėdų. Jinai lieka, mes toliau jį nuomojamės, už beprotišką sumą. Mes nedarom kitų sprendimų, aš suprantu, kad yra sutartis yra drastiška, jinai pasirašyta tų pačių konservatorių, kad mes negalim nutrauktos nuomos sutarties. Vėlgi tai yra tiesiog absurdiška. Visos vyriausybės, kurias po konservatorių perėmė atsakymą už valstybę, jos yra įkaitės tų sutarčių, kurias pasirašė konservatoriai. Ir mes tą klausimą kėlėm ir kelsim toliau, kiek ir kas šitoje vietoje grobsto valstybės pinigus, bet jau 600 milijonų eurų, nes tikras naudos gavėjas mums yra nesuprantamas. Jis nežinomas paprasčiausiai. Jis yra nežinomas. Tai šitoje vietoje vėlgi už viską reikia mokėti. Žmonės, aišku, nesupranta, kiek jie moka už tai, kad mes turim šitą be galo didelį dujų terminalą, kurį mes tiesiog nuomojamės. Jie nežino. Čia, jeigu mes sąskaitą sudėtumėm skaičiais, tai kiek žmonės sumoka už ką, tai mes matytumėm įspūdingus skaičius, nes
tos permokos ir elektros energija ir taip toliau, visas aš šnekos apie tai, kad Lietuvai reikia pigios energetikos. Ir sakyt, tai yra tuščias melas, nes šitie žmonės vietoj to, kad jie bandytų atpiginti elektros energiją, kad jin taptų žalia atsinaujinanti, jie tiesiog neleidžia niekam prisijungti prie tinklų ir taip toliau. Tai yra veikla, kuri nukreipta į visiškai priešingus tikslus, negu jie deklaruoja. Tai yra praktiškai kiekvienas verslininkas, kuris šiandien investuoja į energetikos sritį, gali tą patvirtinti, kad investuojant į pigią elektros energijos gamybą, į generaciją pigią, praktiškai tu sulauki tai, kad tiesiog neleidžia prisijungti prie jokio tinklo, nes vėlgi yra tas keistas projektas jūroje, vėjo projektas jūroje, kurios savikina net neįsivaizduojama ir tikriausiai yra be galo didelė, dėl to ji nesakoma. Ji yra paversta valstybės paslaptimi, nors kokia tai valstybės paslaptis, kadangi tai yra įmonė ir jos projektas. Neturėtų būti valstybės. Čia dar viena labai pikantiška detalė, sakykime, kad Vertas valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba praėjusios savaitės penktadienį pranešė, išleido tokį pranešimą, kad štai jie išdavė leidimą naudoti jūrinės teritorijos dalį atsinaujinčią energijos išteklių naudojančią elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Ir tas leidimas išduotas UAB, uždarai akcinei bendroviai, Offshore Wind Park. Na, tas, nežinau, iš kur ta meilė offshore'ams, kad net į UAB pavadinimą reikia dėti žodį offshore'as. Nu, ir tas offshore'as tai jis yra toks, kad jis sudaro du juridiniai asmenys, UAB Ignitis Renewables, Igničio dukterinė įmonė ir Danų Ocean Winds, okeano vėjas. Tai pripažinti nugalėtojai, dabar pradės įsisavint tą teritoriją šalia Palangos. Tai toks dar, kaip sakoma, jum paantrinant toks simbolinis sprendimas. Kiek ten kainuos, kas ten bus, iš tikrųjų niekas nežino. Aš bandžiau užduotą klausimą šešėlinės vyriausybės posėdėje. Vertui ir kitiems, reiškia, ir atsakymo jokio. Atsakymo jokio, nes tai yra iš tikrųjų tai, apie ką bijo šnekėti. Bijo šnekėti pareigūnai, bijo šnekėti būtent tų įmonių vadovai arba atsakingi asmenys, nes tai yra, sakyčiau, šitos valdžios sektorius, reiškia, kurie bando įsitvirtinti, bando sustiprinti savo įtaką. Aš tą teigiu, galiu sakyti, kad tai dabar neskaičiais pačiais, o tiesiog principais, kad praktiškai joks verslas, sakau, šiandienai į šitą sektorių patekti net negali, nes blokuojama visais būdais, reiškia bandoma padaryti viskas, kad būtent Ignitis išpirktų visus projektus, vystytų tuos, kurias nori, Igničiui jokių problemų gauti prisijungimus ir taip toliau, dėl to, kad man toks vaizdas susidaro, kad jie ir toliau ruošiasi tą sektorių privatizuoti, kiek įmanoma ir atitinkamai, kadangi korupciniai projektai man taip atrodo, tai vėlgi kas gali paneigti, kad juose nėra dėžučių, ten dar kažko tai. Ir dėžučių, aišku, netokių, kaip mes žinom tą įvykį būtent byloje Masiulio ir čia visai kitos sumos, čia milijardinės sumos ir aišku viena, kad tų atsakymų būsima valdžia, kokia jin bebūtų, tikiuosi, kad Valstiečių žaliųjų sąjunga dalyvaus toje būsimo valdžioje, mes reikalausim, nes tai yra vagystė. Tai yra vagystė, kada iš tikrųjų mes žinom savikainas tuose projektuose, kurie yra rengti verslininkų, jie eina į bankus, jie pagrindžia savikainas. Ir mes turim projektą, kuriame niekas nesako, kokia bus savikaina, niekas nesako, kas tai dengs, o dengs mokesčių mokėtojai, tai yra dengs visi mes. Tai yra mes tiesiog nežinosime, kodėl mes mokam tai brangiai. Tai čia vėlgi tas pats klausimas, ar vadybininkai blogi, ką mes aptarinėjom dėl dujų kainų, ar tai yra sąmoninga veikla, reiškia, kada paprasčiausiai uždirbamas dar didesnis pelnas. Tai yra mes nežinom šiandien, ar tos dujos, kurios yra perkamos, jos kokia kaina yra perkamos. Ir tiesiog mes žinom, kokią kainą mes jas turim sumokėti. Kita vertus, tie dalykai, kada mes žinom, kad suskitinių dujų terminale perkamos dujos iš Rusijos, vėlgi dabar karo metu perkamos dujos iš Rusijos, tai nėra slepiama, tai atrodo visiems normalu. Bet kitoje vietoje mes matome, kaip buvo kovojama akivaizdžiai prieš baltarusiškų trąšų eksportą, reeksportą per Lietuvą. Tai yra Lietuva prarado be galo daug pinigų, toms trąšoms jokios sankcijos netaikomos, jos keliauja toliau į Jungtinės Amerikos valstijas ir kitas šalis. Tik tai, aišku, ne per Lietuvą šiandien dienai.
kam to reikėjo, jeigu iš tikrųjų mes į tą terminalą taip drąsiai, šviesiai perkam. Vėlgi, atsakymas toks, nėra netaikomos sankcijos, tai bet čia likti ribojam, čia šnekam apie tai, apie solidarumą su Ukraina, kitoje vietoje nešnekam apie tą solidarumą su Ukraina. Mes turim situaciją, kada visa mūsų užsienio politika, kurią formuoja Gabrielius Landsbergis ir jo draugai, yra orientuota į Taivaną. Po to sužinom, kad Taivanas yra pagrindinis įrangos rusams tiekėjas, karo įrangos, kariniai pramoniai. Tai vėlgi pas mus pabandoma tai pasakyti, kad čia ne, matote, valstybė gal nieko nežinojo, čia kažkoks privatus verslas ir taip toliau. Viską žinojo, visas eksportas yra kontroliuojamas. Paprasčiausiai tai yra kiniečių įpročiai, ar tai būtų Didžioji Kinija, ar tai būtų Taivanas, tai yra jų įpročiai. Jie pardavinėja bet ką, jie rūpinasi savo uždarbiais, o lietuviai tampa mes visi Lietuvos gyventojai kvailiais, nes mūsų politikai sugalvoja staiga padaryti iš to politiką ir atitinkamai mes šiandien nei vizų negaunam, nei dar kažko. Tai kitaip sakant, jeigu šnekam apie energetikos sektorių visumoj ir dujų sektorių ir elektros energijos sektorių, tai pasakyti šiandien, kokie yra tikrieji kaštai. Mes tikrai negalim. Visa tai yra pakišta po komercinė paslaptim. Monopolininkas rinkoje yra Ignitis. Taip. Monopolininkas dalinai privatizuotas. Privatizavo jį Saulius Skvernelis su Landsbergiu tam, kad jų draugai, jų bičiuliai būtų akcininkais. Mes net nežinome, kas dar yra. Mes tik porą konservatorių žinom pavardžių. Mes nežinom kitų smulkių akcininkų ir taip toliau. Mes turime dujų terminalą, kurio naudos gavėjo irgi nežinome. Mes galų gale atsidūrėm tokią situaciją valstybę, kad reikia labai rimtai padaryti auditą energetikos sektoriuje ir pagaliau išsiaiškinti, kaip ir kas plauna čia pinigus. Reiškia, arba kas yra tie tikrieji naudos gavėjai, ar tai yra rusai, ar tai yra mūsų valdžios žmonės, bet kokiu atveju tai, kas vyksta energetikos sektoriuje, kada ministras pusę metų vėliau pateikė įstatymo pataisas, tuos, kurias galėjo drąsiai pateikti rudenį, nes, sakau, kaip ir pats matėjai, rinka buvo stabili dujų. Absoliučiai. Jisai aiškina, kad jisai dabar bus geras, padarys tai po šildymo sezono. Tai ačiū labai, žmonės matyti ir taip pasakys ačiū, bet vėlgi reikia pasakyti tiesą, kodėl jis dabar tai padarys. Dabar jis padarys dėl to, kad pusę metų kvailiais laikė Lietuvos žmonės, o dabar rinkimai artėja. Dabar dėl rinkimų, kad jie galėtų pasakyti, matote, mes darėm viską, atpiginom kainą ir taip toliau. Jinai buvo tokia pat pigi prieš pusę metų. Tai netaikoma žmonėm. Tik tai paprasčiausiai mes visi buvom kvailiais. Ir atitinkamai šitie žmonės po dabar kiek tai pusę metų ateis į kiemus, per žiniasklaidos priemonės teiks žmonėms, kad jie rūpinasi, kad jie gerina žmonių gyvenimą, kad jie padidino pensijas, kad jie padidino atlyginimus. O kita vertus, jeigu palyginsi tai, kiek iš jų buvo pavogta tuo pačiu momentu, tai tokiu atveju tas padidinimas jisai net nekompensuoja nei tų infliacijų, nei tų kainų, kurias mes mokėjome. Kitaip sakant, žmonės tiesiog laikomi kvailiais, šitie politikai, kurie dabar valdžioje, jie ir nelaiko Lietuvos žmonių, kaip pasakyti, kažkuo tai, jie laiko juos vatnikais, ten visokiais žodžiais, reiškia, prisimenant, kaip mokytojus išvadino ministrės vyras, reiškia, ir taip turiu, man tiesiog net nesinori tų žodžių kartu. Žuvis nesiverčia, taip. Tiesiog, bet tai yra jie gali atsiprašyti po to, reiškia, girti pasako tai, ką galvoja, po to, kai įsiblaivo, pradeda galvoti, kad gal čia negerai pasakėm, bet kas nuo to keičiasi, mes suprantam, kad jūs taip galvojat. Taip. Jūs taip galvojate, jūs kvailiais laikote ir aišku, čia didžiausias dalykas yra energetikos sektorija ir tai reikia išspręsti, tai negali tapti politinių jėgų, kažkokiu tai šiuo atveju konservatorių verslo imperija, nes tai yra nesąžininga žmonių atžvilgių. Jie realiai plėšia Lietuvos žmonės per šitą sektorių ir, reiškia, jį daro mažiau konkurencingą, tai yra konkurencija, jie tiesiog naikina šitam sektoriuje ir jeigu kas nors iš valdžios žiūri šitą laidą, aš pakvieščiau pasakyti, kad taip nėra. Nes jeigu kas nors pasakys, kad taip nėra, aš padėsiu dėti ant stalo įrodymus, kad taip yra. Ir kviesiu verslininkus dėti įrodymus, kad taip yra. Nes mes į teismus žmonės kreipiasi, verslai kreipiasi ne dėl to, kad neturi ką veikti, o dėl to, kad paprasčiausiai mato, kokia yra korupcija šitam sektoriuje. Tai šitai vietoje, sakau, kol nebus
iš tikrųjų audito, kol nebus pažiūrėta ir nebus pakeisti tie vadovai dabartiniai energetikos įmonių, kurie ėjo per energetikos įmonės įvairias, tie patys vadovai, tie vadinami puikūs menedžeriai, kurie tiesiog vagia iš Lietuvos. Na, tokie puikūs menedžeriai, kad po to reikia už dujas paimti 54 milijonus iš biudžeto, kad kompensuot gyventojams. Tai vat, dar keletą skaičių laidos akcentų. Kaip jau minėjom, 54 milijonai buvo kompensuoti iš biudžeto gyventojams 23 metų antrą pusmetį ir dabar vat, dėka ūkininkų reikalavimų, vis dėlto vyriausybė jau pateikė įstatymo projektą, kad mažinamas suskystintų naftos dujų akcizas nuo rekordinio didžiausio pasaulyje 304 eurų iki 41 euro. Ir vėlgi skaičiai. Šiais metais, kaip pasakė finansų ministrė, tas mažinimas, kuris įsigalios, vėlgi čia Seimas dabar tą svarsto, gal nuo balandžio 1 dienos, tai biudžetas neteks 9 milijonų eurų. Bet vėlgi, skaičiai ir vertės jos suprantamas, kada jas lygini. Tai biudžetas neteks 9 milijonų eurų. Prisiminkim, tam, kad suorganizuot Europarlamento rinkimus atskirai nuo prezidento, konservatoriai lengva ranka išmetė 18 milijonų eurų. Dvigubai daugiau. Ir netgi Respublikos prezidentas, nors jis yra pakankamai minkštas, aš šio vietoje šiek tiek griežčiau elgčiausi su valdančia dauguma, jis irgi patarėjų lūpomis sako, kad palaukit, jeigu jūs iš tikrųjų mes pripažįstam, kad buvo padaryta nesąmonė, buvo priimtas didžiausias pasaulyje suskystintų naftos dujų akcizo tarifas, tai dabar ir mes, kai jį mažiname iki 41 euro, tai priimkim tokį sprendimą, kad kur nuo sausio 1 dienos žmonės permokėjo tą sumą, kad ta suma būtų kompensuojama. Ką sako vyriausybė? Vyriausybė sako, ne, prezidentas populistas, šioks anoks, mes to nedarysim. Tai vat, iš vienos pusės, kada reikia Igničiui ir reikia ištraukti uodegas įšalusios eketėje Igničio veikėjų, 54 milijonai lengva ranka yra skiriami. Kada reikia žmonėms kompensuoti, nežinau, ten iki 9 milijonų? Ne. Čia tas atvejas reiktų priminti, kad kada pirmas iki Gabrielius Landsbergis pasakė, kad karas bus neišvengiamas, tai jis pasakė po to, kai buvo priimtas biudžetas. Taip. Biudžetas priimtas rinkiminis ir jeigu būtų prieš tai pradėta šnekėti apie karą, tai biudžetas buvęs kiek kitoks tikriausiai, nes biudžete numatyta didinti, ką tik tai galim, ir mokesčiai įvairūs netiesioginiai padidinti, bet ir išmokas kai kurios didintos, pensijos kažkiek didintos, nes tai yra numatyta įstatymais, dar mes tos įstatymus priiminėjom. Bet klausimas kitas, kad iš tikrųjų viskas yra manipulacija. Viskas yra manipulacija skaičiais, priimamas sprendimas, po to jis keičiamas daug kartų, ne tai kad procentais, bet kartais. Taip. Ir tai rodo, kad šita valdžia, jinai tiesiog nei kompetencijos prasme nepajėgi atsakyti žmonėms į klausimus. Ir čia, aišku, tų pavyzdžių galima ieškoti kokioj nori srity, kada žmonių tiesiog niekas neklausia, kada priima sprendimus, tie sprendimai turi kažkokius padarinius, kurių tiesiog niekas nenumato. Čia prezidento pastoviai tai sakoma Gabrieliui Landsbergiui, kad galvokit prieš ką nors darydami, kokias bus pasiekmes. Išsiunčia tuos, sakau, dabar 11 parlamentarų Lietuvos Seimo narių į Taivaną, po to iš karto ateina sprendimas, nebegausi vizų į Kiniją ir taip toliau. Švenčia ką? Švenčia pralaimėjimą tų politinių jėgų, kurios anksčiau buvo konfrontacijos su Kinija, nes parlamente Taivano šiandien dauguma jau turi tuos jėgos, kurios nori tokio ramesnio bendravimo su Kinija. Taip, nusaikesnis. Tai, kad prezidentas Taivano tapo būtent žmogus, kuris yra, reiškia, radikalus, tai kadangi ne 50% reikia, tai jisai surinko šiek tiek daugiau negu kiti ir jis dabar prezidentas. Būtų antras turas, neaišku, kai būtų pasibaigę pagal logiką, tikriausiai taip pat kaip ir jų parlamente, kad ne jis būtų laimėjęs tos rinkimus, bet vis tiek mūsiškai važiuoja švęsti už valdiškus pinigus, tai yra valdiškus pinigus arba Taivano. Už svetimo šalies pinigus, taip sakykim. Taip, ir šitai vietai belieka tik palinkėti Taivano gyventojams, pabandyti pasidomėti, kur švaistomi jų pinigai. Čia ne mūsų pinigai, mes galim sakyti, koks skirtumas, bet kada mes šnekame apie tai, kad prezidentas važiuodamas į Jungtinę karalystę, važiuodamas oficialus vizito yra pakviečiamas į teatrą, reiškia, ir sumokama kažkiek 100 eurų ir iš to pučiamas įvykis tarsi būtų klausimas dėl to, ar prezidentas toliau gali į savo
pareigas, tai čia vos nekuriama tema apie tai, kad reikia... Tiesiai šviesiai vienas, pavadinkim taip, advokatas ir profesorius pasakė, kad turėtų būti apkalta šitoje vietoje. O kitas teisės ekspertas pasakė, kad toli gražu greičiausiai etikos komisija iš viso suklydo priimdama tokį sprendimą. Tai aš šitoj situacijoje pasakysiu vieną, kad mes gyvenam jau dabar 3,5 metų iškreiptų veidrodžių karalystėje. Mes matom viską akimis tų, kurie bando mums tą nerealią tikrovę, kitokią tikrovę pristatyti kaip tą, kurioje mes turim gyventi. Ir kada ministrai, sakau, lieka dirbti, o jų problemos yra skaičiuojamos 10 000 eurų, bet jie toliau dirba, niekas nekelia jokio klausimo apie jų darbą. Ir kada mes turim prezidentą, kuris net ne pats tą situaciją sukūrė, o tai buvo ambasadoriaus sprendimas, po to ambasadorius sumokėjo tas kelius šimtus eurų savo pinigais ir taip toliau. Mes dėja šnekam apie tai, kad galima interpeliaciją paskelbti prezidentui, bet mes nešnekam apie tai, kad valstybė švaisto pinigus, vagia iš savo žmonių per energetiką begaliniams sumomis. Čia kokiais rytybė pažiūrės, viskas tik tai blogėja ir praktiškai, aš nežinau, žmonės tai jau bus tokio neviltyje nuo to pastovaus grasinimo karu, nuo to šnekėjimo, kad jau pakelt reiks mokesčius ir tuo pačiu metu tie mokesčiai žmonių surinkami per solidarumo mokestį bankų, per kitus dalykus. Ir jie iš žmonių surinkami, mes matom, kiek pelnai padidėjo bankų ir kad jie sumoka tą mokestį, jie nei cento papildomų išlaidų nepatyrė, jie tiesiog surinko daugiau iš mūsų ir atidavė valstybei kaip mokesčių padengimą. Mes sakėm tada, kad tai bus mokestis, kuris bus iškrautas žmonėms ant pečių, taip ir atsitiko. Ir dabar, kada šnekam apie kažkokį mokestį, kurį reikia rinkti tam, kad dengtumėm kažkokias išlaidas papildomas krašto saugumui, tai ir mūsų argumentai šnekant, kad klausykite, tai jeigu mes padarysime konfliktus su visom pasaulio valstybėm, jeigu mes uždarysime vartus į didžiausias pasaulio rinkas, jeigu mes sustabdysime užsienio investicijas, tai kokie mokesčiai mums padės? Niekas nepadės. Mes tiesiog paprasčiausiai pradėsim ristis į dugną ir rytamės jau. Kitos šalis bando vienaip ir kitaip visi savo ekonomikas, bando pritraukti investicijas, o pas mus ministras gali atsistoti ir pasakyti, kad čia tik valandų klausimas, kada prasidės karas. Tai, ta prasme, kažkokias tai žmogus, kuris nesuvokia realybės visiškai. Kita vertus, jeigu pažiūrėsim į švietimo temas, mes galbūt apie jas atskirai pašnekėsime, tai aiškiai matai, kaip valosi rinka, kaip darosi savo verslui, savo privačiam verslui ateitį ir supranti, kad tikriausiai netiki tuo, šnekėdamas apie karą, nes kitaip, nebent jeigu liko tos dienos, negriautų mokyklų, gimnazijų ir taip toliau, kaip čia jas griauti, jeigu beliko dienos, jeigu jis to tiki. Tai, bet jis jas griauna, naikina dėl to, kad taip reikia jiems, jo šeimai. Jo šeimos finansiniai geroviai, taip įvardinkim. Kągi, gerbiamas Ramūnai, aš jums dėkoju už pokalbį, dėkoju už energetikos sektoriaus apžvalgą. Mūsų gerbėjams žiūrovams dėkoju už dėmesį. Susiraskit mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, paspauskit jį, pasidalinkit mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra žemiau laidos įrašo ir be jokios abejonės prenumeruokite opozicijos televizijos kanalą. Ačiū Jums už dėmesį, ačiū gerbiamam Ramūnui už pokalbį. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.